Neretai grįžus namo po dienos darbų suktis virtuvėje nėra nei noro, nei jėgų. Todėl mūsų laidos komanda į pagalbą pasikvietė žinomą virtuvės šefą ir kulinarinės mokyklos įkūrėją Ruslaną Bolgovą. Šiandien Ruslanas pasidalys Prancūziją kvepiančiu ir puikiai tinkančiu bet kokiai progai sluoksniuotos tešlos ragelių receptu. Labas rytas, mielas moteris. Šį rytą norėčiau pasiūlyti jums pagaminti patiekalą, kurį neužtruks daug jūsų brangaus laiko. Taip, laikas mums tikrai brangus, taigi negaiškime. Mielosios, kuo skubiau susirandame rašiklius ir pasiruošiame žemam startui į virtuvę, kad galėtume gaminti kartu. Kad pasigaminti šį patiekalą mums reikės bimėlės sluoksniuotos tešlos lapeliais, grybų, sezamo sėklų, kietojo sūrio, miltų, druskos ir kiaušinių. Labai nedaug ingredientų, bet pasistengsim pagaminti greitai ir skaniai. Ne viena šeimininkė savo virtuvėje tikrai nesunkiai atras šiuos produktus. Tačiau norime atkreipti dėmesį į tai, kad sluoksniuotą tešlą reikėtų rinktis atvėsintą, jeigu gaminsime dabar. Jeigu vėliau, galime rinktis ir šaldytą. Taigi, regis ir mes jau visko turime. Nuo ko pradedame? Pradedam nuo to, kad iškočiuojam sluoksniuotos tešlos lapelį. Ir turim supjaustyti jį. Vienodų dydžių kažkur 4 kvadratėlius. Dabar mums reikia tokių išpjaustyti trikampėlių. Maždaug vienodo dydžio. Labai svarbu, kad būtų būtent trikampio forma, tada mes galėsim pakartoti sviestinio ragelio formas. Taip, ir paskutinis lapelis. Puikiai. Kaip jūs matote, mes turim grybų įdarą, jis yra labai paprastai daroma. Imam grybus, svogūnus, česnakas, aliejus, truputį sviestą, sumaišom aliejus su sviestą, apkepiam svogūnus susmulkintus su česnaku, dedam grybus, jūs galite panaudoti kokį jūs labiau mėgstate. Pivagrybus, baravykus, voveraitis arba mišinys, čia jau nėra didelio skirtumo. Jo, ant galo dedate druską, pipirai pagardinti ir tiek. Dedam įdarą, kaip jūs matote, į tą storesnį pusę ir vyniuojam. Taip pat paprastai, gražiai. Žiūrėkite, kaip gražiai išėjo. Čia yra tikras ragelis. Kaip jūs matote, puikus rezultatas, reiškia, mes sudėjom mūsų ragelius ant kepimo popierių ir paruošėm kepimui. Mums liko tik išplaukti kiaušinį, patept, apibarstyti su kietoju sūriu ir iškepti orkaitėje maždaug 10-12 minučių prie 200 laipsnių. Gerbiamas virtuvės šefė, sakykite, o kiaušinio plakinys reikalingas, kad gražiai apskrustų? Tiesa? Kam reikalingas plaktas kiaušinis? Tam, kad tešlą neišvyniotum ir kad labiau priliptų mūsų kietas tarkuotas sūris. Jau laikas dėti orkaitį ir mes tą ir padarom. Šauname savo ragelius į orkaitę, pagal jūsų rekomendacijas nustatome 200 laipsnių temperatūrą ir kepame apie 10-12 minučių. Praėjo lygiai 12 minučių ir mūsų, kaip jūs matote, mūsų rageliai jau yra paruošti. Kvapas yra nepakartojamas. Perdedam į lėkštutę. Skanaus, mielos moteris. Gardžiai atrodo. Nagi, čiumpame ir ragaujame. Ne po vieną. Daugiau. Bala nematė tų papildomų kalorijų. O jei kalorijų vis dėlto neskaičiuojate, virtuvės šefas jums rekomenduoja pasigaminti ir saldų ragelių įdarą. Tuomet nudžiuginsite ne tik save, bet ir savo svečius puikiu desertu. Skanaus!